Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV. Šiandien laidoje rekordinis receptas. Per 5 minutės pagaminsiu jums gardų varškės tinginį su daug uogų. Tad pradėkime nuo varškės. Į varškės masę, kurią galite nusipirkti kiekvienam prekybos centre, trupinkite sausainius. Stengiuosi, kad sausainiai būtų kuo smulkiau sutrupinti. Baigiame trupinti sausainius, tada galime supilti sutirštintą pieną. Jo reikės čia pusę indelio. Taip, sutirštinto pieno, tada dedame šaukštą vanilinio cukraus. Porą šaukštų aguonų. Mėgstamų uogų. Aš naudoju avietės, šilauogės ir braškės, kurias reikės susipjaustyti. Štai ir paskutinė braškė. Čia receptas yra toks, jeigu mėgstate uogas, jų galite dėti daugiau. Jeigu neturite labai daug uogų, tai kiek turite, sudėkite. Nes svarbiausia tik tai, kad vienos uogos būtų saldžios, o kitos būtų pakankamai rūgščios, kad būtų balansas tarp mūsų viso kremo. Ir dabar įtarkuosiu dar citrinos žievelės. Šiek tiek dėl skonio. Štai, beliko išmaišyti mūsų šitą visą kremą. Tinginio pagrindas yra paruoštas. Dabar beliko susirasti mėgstamą formą. Aš šį kartą pasirinkau štai tokią. Sudedame į mūsų formą visą paruoštą masę. Su šaukštu suspauskite, kad neliktų oro tarpų. Viršų išlyginkite. Ir vienintelė yra tik tai bėda, kad šitą mūsų tinginį reikės įdėti į šaldytuvą ir palaikyti kokių 12 valandų tam, kad sausainiai išbrinktų ir jis taptų truputį kietesnės. Tada išimsite iš formos ir mėgaukitės juo. Tai nepamirškite, kad ryte pagaminus, vakare jau tikrai galite valgyti. Ir jeigu dar norite rasti įdomių receptų, tai žinokite, kad mūsų naujausiam Virtuvės mitų griovėjų pavasariniam žurnale rasite daugiau gardžių receptų su braškėmis. Tai visiems skanaus ir iki kito pasimatymo. Iki. Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV ir šiandien laidoje rekordinis receptas. Tai yra per 5 minutės pagaminsiu jums gardų labai... Norėjau sakyti taip sultingą žodį. Taip? Per 5 minutės pagaminsiu jums gardų... Ne, sultinį dabar norėjau sakyti.